Kągi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi ir vėl aš Pauleris ir mes sugrįžtame prie Hunger Games epizodų God Play serveryje. Tai jo, galim ir pradėti. Tai va, bėgam, šokam į portalą. Truputėlį lagint šitas video, nes yra kažkiek tai kompiuteris apkrautas ir kompiuteris nėra iš gerųjų, bet tiks. Ir čia serveris pats bloginasi, tikrai ne mano kompiuteris, nes kartais taip pastringa, kad čia galėjai net ir lakstyti, kol dar laikas nesibaigė. Turbūt per šitą video nesigirdės klaviatūros kokių garsų ir aš pasijungiau haką netyčia. Daug hakų. Turbūt nesigirdės tokių garsų ir pelės garsų. Tai jo, bėgam, lipam, žaisiu be hakų, kaip ir pirmame epizode. Ir man vėl boginasi serveris. Ir net nežinau, kur nubėgsiu, bet man reikia čestų, nes čia be čestų neįmanoma laimėti. O čia nieko nebus turbūt, tai einam į šitą pastatą. Turbūt niekas dar neįėjo į jį. Pro kur čia įeiti, net nežinau. Ai va, čia įėjimas, aš sukau visą ratą. Ir jeigu čia nieko gero nebus, tai bereikalingai aš čia sukau tą visą ratą, laiką gaišau. Tai jo, čia nieko ir nėra. Einam lauk, einam į šitą namelį. Turbūt čia bus kažkas, ar nebus. O gal bus jau ir išlūtinta. Dar kol kas nieko nemačiau. Čia yra rūsys. Ir čia nieko nėra. Tai jo. Yra antras aukštas. Tai lipam į jį. Čia taipogi nieko nėra. Ir aš mačiau čestą. Ir aš nukritau. Ir mes galim vėl eiti per naują lipti. Ir mes turim tai ginklą kažkokį tai. Ir man reikia pavalgyti. Iš maisto ne kažkas gausis. Ir aš vėl gyvybių praradau. Tai lipom turbūt į patį viršų, gal kažką rasim. Ten mačiau čestas ant kitų namų. O kaip į jį pateikti, net nežinau. Vis dėlto, gal jau ir einam iš čia, nes gyvybių nieko neturiu, kad žinai, ar eina šitos neina. Būčiau duonos pasidaręs. Mes esam prie mapo šono. Mapas gan didelis, kaip ir turėtų būti. Ir mes turim armoro maxą. Jo, bet armorai nėra per geriausi. Čia turbūt bus koks čestas. Ir aš atspėjau. Ir neina jo paimti. Ir va, paėmė. Jo, šitą pasikeiskim. Vis dėlto nebuvo taip užslaptintas čestas, nes jau vien iš šitų lapų buvo aišku, kad ten kažkas yra. Einam į šitą pastatą, turbūt mūsišėmis bus. Ir čia patikrinam pirmą aukštą, po to eisim į kitą jau. Mes turim žmogų. Žmogau, nesėlink čia. Ir aš mirsiu. Ir man viskas šakės.
Ir jis kažko tai išgėrė. Žmogus išgėrė. Aš jį užmušiau. Nors turiu tik tais pusę gyvybės. Ir atsiprašau už šitos garsus, kuriuos girdėjote. Tai aišku buvo pelės ir klaviatūros garsai. Bet aš jį užmušiau ir mačiau, parbėga dar vienas žmogus, kažką darom, bėgam slėptis. Ir aš dar matau vieną žmogų, nuo kurio pasikrovau, ir jis mane iš pasalų užpuolė. Net nepastebėjau, kad jis čia yra, nes jis sėlino. Tai jo, susitiksime kitame raunde. Tai va, sugrįžau ir kaip matom, yra daug žaidėjų. Truputėlį palaginu. Tai jo, aš su kažkuo esu tymas, dabar neatsimenu, nes galėjau pasirinkti tymą. Bet nieko tokio. Bėgam. Ai va, mano tymas yra turbūt TNT. Tai va, varom. Aš kaip žinau, jau mušti negaliu dabar. Nes mes tymas, o gal ir galiu. Jis man nieko nepaliko, pasiėmiau kažkokį titnagą. Duok man kažką, tai duok man maisto. Tai va, bėgam. Turim dar vieną čestą. Jei. Kur jis pabėgo? Net nežinau. Ką mes čia dar turim? Mes ir vėl turim armorą kažkokį tai. Šitą nusiėmam, uždedam šitą ir man reikėtų kelnikių. Šitų namų gal netikrinsiu, nes šit turbūt daugiau niekur nebebus, nors gali būti. Bet net neapsimoka čia jų žiūrėti. Išmetam, man vis įsigandau, bet čia mano tymas. Tai nieko tokio. Kur jis nubėgo? Man reikėtų kelnių, bet čia jų nėra. Išgerkim sriubos. Ir užvalgyti morkus. Ir varom. Turbūt aš ten mačiau kažką, bet ne. Ir mes turim full armorą. Jis miršta, nes jis gavo nuodų. Tai jo, jam nepasisekė. Aš jau turiu 7 subscriberius, kai turėsiu 100, turbūt pradėsiu kurti ir vlogus, ne tik gaminsiu. Bet čia dar toli gražu. Kol aš tiek pasieksiu, tai dar ilgas laikas. Lipam į kalną, gal bus čestas ir aš matau tipo uolą kažkokią ir čia yra double čestas. Jeigu būtų kažkas normalaus gero, džiaugčiaus labai. Ir iš po to gerumo nieko nėra. Va, ir dar yra viena pusė. Nors čia kažkoks tai buvęs, nežinau. Turiu lanką. Tai labai gerai. Ir maisto pakankamai. Bet turbūt vis tiek pralaimėsiu. Dar liko 10 žaidėjų. Gal galvojau, kad mane kažkas kapuoja. Bet ne, man tik vaidenasi. Ir bulvės dar pasiėmėm ir šitą. Kad įgaučiau kokį nors ne pikeksą, o eksą deimantinį. Ir aš galvojau, čia spleitą diamond. Tai yra labai gerai. Šitą mačą pabaigsiu. Ir daugiau nebefilmuosiu šiandien. Užteks. Ir va, dar čia pasikeičiam. Ir jo, dabar turiu tikrai gerą armorą. Bet kardas tikrai nėra geriausias. Ir mes dar turim vieną čestą. Turbūt jis bus išlūtintas.
Na, nėra išnutintas, bet galim pasikeisti šitą. Pasižiūrėkime, ar nieko aplinkui nematom. Nieko nėra. Čia čestas, ten čestas. Čia yra ne cheatas. Čia iš Optifine. Čia jau išlūtinta. Ir daugiau nieko nebematau čestų, nieko. Jau galvau, kad ir vėl mane kapoja. Aš dažnai taip manau, bet ne. Čia tik tai serverio bugai. Ten čestas. Čia čestas. Mes turim surprizą, tai gal jį padėkim, bet nueikim pirmą į vidų. Turbūt ten nėra mano timas. Padėkim surprizą. Ir eikim. Aba! Kapuojam, aš apsisukau netyčia. Ir aš atsiprašau iš karto už šito savo pelės skleidžiamus garsus. Ir aš gavau malkų. Kaip visada man nesiseka. Seniau žaisdavau su hakais. Bet dabar be hakų mokinu žaisti kažkaip tai. Čia buvo čestas dar. Tai jo. Turbūt šitam video bus tiek. Jeigu norit pamatyti mano veidą, vlogus, tai užprenumeruokit mano kanalą, laikinkit video ir tikrai pamatysite. Tai su jumis buvau aš, Pauleris, ir iki kito mano video.